Nemažai sulaukiam klausimų, kas yra apsauginė priemonė keramikinė danga, kuom jas pasižymi, koks jų atsparumas ir nuo ko jos gali apsaugoti. Tam, kad būtų įvairovė jums ir mums, pasėmėm kelias keramikinės dangas skirtingų gamintojų. Keramiką sužymėjom numeriukais, lygiai taip pat ant dengiamo paviršiaus sužymėsim atkarpas ir taip atskirsim, kuri keramika kaip veikia. Keramika numeris 1. Prastingus keramikai, kaip visuomet, jos perteklius nuvasivalo. Ėmom kito gamintojo keramiką. Ir nuvalymui, kad būtų viskas teisingai ir pagal technologiją, ne tik keičiam keramiką, bet ir tačiau keičiam šluostes, nuvalinėdami keramiką. Ir vėl dedam negailėdami keramikos. Pakeičiam mikrofibrą ir nuvalinėjam padengtą keramiką. Keramika numeris 4. Keramikinę dangą nuvalinėjam ne iš karto, leidžiam jai šiek tiek įsiskverti, išlaikiam technologinį laiką ir nuvalinėjam. Danga numeris 5. Opa. Praėjus technologiniam džiūvimo laikui pasikeitėm mikrofibrą ir nuvalinėjam techninius likučius. Taip pat norėjom pamatyti, kaip dirba vaškas. Visus 5 pavyzdžius turim keramikinės dangos ir pridėsim karnaubo vašką. Pažymim vaško vietą. Vaškas, aplikatorius, praskom kelis kartus ir užnešam ant norimo apsaugoti paviršius. Vaško danga taip pat turi džiūvimo laikotarpį. Tai yra techninis džiūvimas, techninis skverbimas, per kurį įsiskverbia į padengtą paviršių. Padengiam keramikiniam dangom paviršius ir vieną gabaliuką atkarpą paviršius padengiam vašku. Specialiai ties viduriu palikom tiesiog nupoliruotą paviršių, kad matytumėt skirtumą. Ir viską paliekam iki rytojaus. 15 valandų išsistovėjimai. Po 15 valandų sugrįšim ir pradėsim testuoti.